Vat kai kurie mano, arba kai kurie mano, kad vat šitas, kaip pasakytas, geras žmogus yra tas, kuris, pavyzdžiui, nevalgo mėsos, yra veganas, vegetaras, yra vat praktikuojantis geras krikščionis, ar krišnaidas, ar zenbudistas, ar dar koks nors istas. Ir jis atrodo, kad vat jau jis todėl yra geras žmogus. Bet net ir būdamas ir veganas, jis gali būti piktas, kenkt kitiems žmonėm. Taip pat ir vat iš šitų visų istų, budistų, krišnaistų, krikščionių irgi gali būti visokių piktų, net ir kunigų būna, ir viskupų būna, visokių ten būna tų reikalų. Apart nuo tokių švelnių kažkokių nukrypimų iki labai didelių nukrypimų, kai yra nežinoma, ką su jais daryti. Tai vat todėl šitie dalykai, vegetarai, veganai ar visi istai neparodo, kad tu esi geras žmogus ir turi gerą protą. 24 metai, lapkričio 12 diena. Tema tokia, geras protas. Geras žmogus gali taip pat būti, bet geras protas. Tai va, kai protas susideda iš tokių dviejų dalių. Tai yra šitas intelektas, racijo, tas, kuris masto, kuris dažniausiai sugeba pasakyti, kas gerai, kas blogai. Ir kita dalis yra emocijos. Tai emocijos vėl geros ir blogos. Tai vat yra emocijos tas, kurios, kaip pasakyti, padaro tai, kad mes kartais mūsų tas racijo, tas, kaip pasakyti, logika nusprendė, kad sveikai maitintis yra gerai, kaip pavyzdys, o emocijos sugroja savo ir vienu žodžiu ir padaro taip, kad tu persivalgai ir savaitė iš savaitės, metai iš metų negali su tuo susitvarkyti. Tai va čia toks pavyzdys. Tai ir kuo stipresnė emocija, pavyzdžiui, dabar jeigu apie neigiamą, tuo jį, kaip pasakyti, yra labiau kenksminga. Nes esant šitai emocijai, bet kokiai, bet imkim geras emocijas, viskas tvarkoj, bet esant neigiamai emocijai, dingsta dar vienas dalykas, kas yra su protu susijęs. Tai yra šitas vadinamas stebėtojas. Tai stebėtojas, aš manau, kad yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų, kuris šitą nusako, ar geras protas yra, ar ne, ar blogas. Pavyzdžiui, jeigu mes imtumėm vien intelektą, šitą racijo, racijo, kaip pasakyti, viską suskaičiavo, padarė gerai, bet, kaip pavyzdys, vėl būdamas labai, imkim, jeigu būntas racijo, protingas žmogus, jis gali sukurti tokią situaciją, kad jis kenkia visiems žmonėms. Jis savo pasidaro naudos daug, bet nuo jo to proto, nuo to jų išmąstymų visokių, pakliūva į pinklės arba šviesiai tiesiai šnekant, aferistas, gali būti labai protingas aferistas, kurio iš viso kenčia labai daug žmonių. Tai tas reiškia, kad, kaip pasakyti, geras protas dar nėra susijęs su tuo racijų, intelektu mūsų, ką išmąsto. O stebėtojas yra tas dalykas, kuris, pavyzdžiui, pradėsim nuo to, kad jis esant blogai emocijai, pastebi iš karto tą. Kaip pavyzdį paminėsiu, tu, pavyzdžiui, esi neišsimiegojęs ir vyksta kažkokia dieną situacija ir tau pradeda kilti pyktis. Ir tokioj stiprioj emocijai paprasčiausiai tu dingsti, nebematai, kas vyksta, tas pyktis užgožia, užtemdo viską. Ir tada, kaip pasakyti, yra labai didelė tikimybė, kad priskaldysi daug malkų ir turėsi daug problemų iš to. Ir čia su visom blogom emocijom. Bet jeigu yra šitas stebėtojas, jis, kaip pasakyti, laiku pastebi. Jis pastebi, kad tu, kad, pavyzdžiui, kad šiandien neišsimiegojai ir vienu žodžiu turi būti atsargesnis su tuo.
Ir jeigu papuoliai tą situaciją, tai vat atsitrauki nuo to, atsiprašai ir iš viso, kaip pasakyti, eini į šoną. Nu, čia vėl galima visokių varstyti, jeigu nėra galimybių, nu ir taip toliau, bet vis tiek tas stebėtojas tau padės. O kai jo nėra visai, nu tada lauk vargų tą dieną. Tai vat stebėtojas labai svarbu. Dabar tas stebėtojas, nu aš manau, kad žmonės iš prigimties turi. Vieni turi didesnį tą stebėtoją, kuris stebi, kuris, vat, dar kitaip galima sakyti, kuris būna čia ir dabar. Nu ir, kaip pasakyti, aš manau, kad jį dar galima lavinti. Lavinimas tai yra, nu tai vienas iš tų būdų, tai bus meditacija turbūt, nes ten tu šitą stebėtoją lavini. Kitas, man atrodo, taip pat būdas gali būti ir, kad ir, nu, knygų skaitimas, pavyzdžiui, nes tu skaitydamas knygą, tu vis tiek koncentruojies, net, pavyzdžiui, jeigu kažkoks tekstas yra, nu, tau neįdomus, imkim kažkoks peizažas eina, tu vis tiek koncentruojies, nepaleidi to ir taip tu jį treniruoji šitą stebėtoją. Tai vat mano manimu, kad geras protas yra labai susijęs su šituo stebėtoju. Aišku, tas geras protas, racijo arba tas vat intelektas, logika, jeigu jį yra gera, tai, nu, žmogus, kaip pasakyti, labai sėkmingas, jis gali būti mokslininkas, gali būti labai turtingas, gali būti toks ir toks, visoks, vat, kaip pasakyti, su tuo susiję. Bet, vat, kaip minėjau nesenai, kad tą nereiktų sieti, jeigu yra vienu žodžiu labai protingas. Genijos irgi gali būti juodasis genijus, tai ta prasme. O šitą, kaip pasakyti, intelektą patį, man atrodo, išlavinti, tai yra jau sunkiau. Čia kažkas yra tokia smegenų struktūra ir todėl, man atrodo, kad sunkiau. Gal jis ir lavinas kažkiek, bet nežinau kiek. Va. Nu ir va, toks yra tas geras protas. Geras protas, aš paimčiau kaip jo ašis yra vis dėlto emocijas mes visi turim, stipresnės, mažesnės. Šitas mūsų intelektas irgi yra vienoks kitoks, bet yra labai svarbu turėti išlavintoją šitą stebėtoją, ten religijose visaip jį vadina, bet vat jį pavadinsim stebėtoją ir šitas yra dalykas labai labai svarbu.